Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie socialinius tinklus, marketingą ir puslapio kūrimą. Klausimas jums. Kokią reakciją sukeliat savo klientui? Džiaugsmą, liūdesį, ašaras, juoką? Tai ką jūs pateikėt, tai žmogus reaguoja. Kaip jūs pateiksit, tą iš jūsų ir nupirks. Jeigu jūs pateiksite labai konstruktyvią medžiagą, tai yra geras produktas arba labai juokingą produktą, ims iš jūsų tą produktą ir nupirks. Čia yra reakcija į emociją. Viskas susideda iš emocijų. Tai reiškia, jeigu žmogus tam tikrą laiko dalį skirs jūsų reklamai, ar jinai bus juokinga, ar jinai bus labai liūdna, tai yra du kertiniai dalykai. Jūs turite gaudyti žmonių emociją. Tai yra viskas labai paprasta. Vienas patarimas – gaudyti žmonių emocijas, kurgi tokį turinį, kad žmonės liūdėtų, džiaugtųsi, verktų, visą kitas emocijas reikštų ir jūsų produktą ims ir nupirks labai greitai. Kurkite įvairiausių turinį. Jeigu nesugebat, pasiimkite verslo kalvį Mindaugą. Šiandieną jums visas turiu galimybės atiduoti, kad jūsų paslaugos būtų reklamuojamas visur už tam tikrą kainą, kad jos būtų pačios žemiausios. Aš galiu jums sukurti už 250 eurų administravimo mokesčio reklamą, galiu sukurti už 300 eurų, galiu sukurti už 1000 eurų. Jūsų biudžetas man yra ne problema. Problema yra tai, kad jūs nieko nedarote ir neparduodate savo produktą, o jei jūsų produktas yra nematomas, tai prašau, paskambinkit man, parašykit ir aš jūsų produktą padarysiu matomą su tam tikrom reakcijom iš žmonių. Ačiū už dėmesį.